Labai dažnas klausimas gydytojui kabinete atvykus su vaiku, kokius vitaminus ar maisto papildus galima būtų skirti. Ypač jeigu vaikas dažnai sergantis yra, prasidėjus šaltajam metų sezonui arba nevalgiems vaikams. Rinkoje yra labai didelis pasirinkimas įvairiausių vitaminų ir papildų. Tai aš išskirčiau gal tokius kelis papildus. Tai būtų pirmas vitaminas D. Tai jisai būtinas praktiškai visiems mūsų regiono gyventojams, kadangi mes turim labai mažai saulės. Tai jo dozė priklauso, ar reikalingas gydymas, ar tiesiog užtenka profilaktikai. Tai jau čia paskiria gydytojas. Taip pat labai svarbi yra omega-3 riebiosios rūgštys, kurios padeda vystytis nervų sistemai, taip pat turi įtakos imunitetui. Ir ypatingai, jeigu vaikai nevalgo, nemėgsta žuvies arba dar neatėjo tas amžius, kuomet žuvį galima duoti su papildomu maitinimu. Taip pat šaltuoju metų sezonu arba, kaip minėjau, vaikams, kurie nėra labai valgūs, reikėtų skirti ir multivitaminų, mikroelementų papildus. Tai taip pat rinkoje yra labai didelis pasirinkimas, renkantis papildus reikėtų žiūrėti, kad jie būtų natūralios sudėties, kad būtų skanūs ir kad vaikams papildų vitaminų gėrimas būtų džiaugsmas, kaip gaunant saldainį, o ne prievolė.